Sveiki visi, labai džiugu su jumis ir vėl susitikti webinare. Mano vardas yra Roberta, aš esu Testur mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie slidinėjimą Italijoje. Jeigu yra tokių, kurie šiandieną prisijungėte pirmą kartą, tai trumpai priminsiu, kad štai čia dešinėje pusėje apačioje galite užduoti savo klausimus. Taigi pirmiausia, turiu jums tokį klausimą, ar matote, ar girdite ir ar galime pradėti. Labai džiugu. Kalbant apie Italiją, turbūt esate girdėję tokį posakį, kad viename kvadratinėme Italijos kilometre, ko gero, yra daugiausiai meno šedevrų, nei tokiame pačiame plote, bet kurioje kitoje šalyje. Taigi nenuostabu, kad šitą šalį kasmet aplanko net apie 50 milijonų turistų. Na, o žiemos sezono metu turistų traukos centras tai yra šiaurinė Italija, kurioje yra išsidėstęs Dolomiti Superski regionas. Ta vieta yra išskirtinė, jinai yra įtraukta į UNESCO pasaulio gamtos paveldo sąrašą. Prieš daugybę metų čia telkšojo vandenynas ir Dolomitinės Alpės, esančios Italijos šiaurėje, kadaise buvo vandenyno dugnu. Todėl kalnų viršūnės ir peizažai čia yra ypatingi ir skiriasi nuo kitų mums įprastų kalnų. Mūsų siūlomos poilsis slidininkams yra Trentino regione Kronplaco kurortuose, tai yra Brunikė, Riskonėje, Valdaorėje, taip pat Valdifaso slėnyje Vigo di Fasa, Pocoje, Campitello miestelyje, Kanadzėjoje ir Alboje, bei Valgardenos slėnyje ir jo miesteliuose Ortizėjoje, Šventojo Kristinoje, Selvoje. Taip pat Trentino regionai priklauso ir siūlome poilsį Dolomiti di Brenta regione, kuriam priklauso Pinzolo kurortas, Karizolas, Madonna di Campilies ir Karlo Magno. Valdifasos ir Valgardenos regionai priklauso Selaronda trasų sistemai. Tai yra žiedinė trasų sistema, dažnai yra vadinama karusele, besidriekianti aplink Selos klintinį masyvą. Selarondos žiedas, ko gero, yra vienas iš įdomiausių maršrutų Dolomitinėse Alpėse ir viso žiedo ilgis, skaičiuojant ir pasikėlimus keltuvais, yra beveik 40 km. Įveikti jį reikia maždaug 4-5 valandų. Trasos yra vidutinio sudėtingumo, tačiau reikia šiokio tokio fizinio pasiruošimo, norint jas įveikti. Čiuožti Selarondą galima tiek pagal laikrodžio rodyklę, tiek ir prieš laikrodžio rodyklę. Kelias prieš laikrodžio rodyklę yra žymimas žalia spalva, jisai yra truputėlį lengvesnis, jo ilgis yra 38,5 km, čia aukščiai yra nedideli, o kai kuriuose vietose reikia prisiminti netgi ir čiuožimo lygumų slidėmis įgūdžius. Kelias pagal laikrodžio rodyklę yra žymimas oranžinė spalva, jisai yra įdomesnis, įvairesnis, sudėtingesnis ir jo ilgis yra 36,5 km. Na, o kągi reikėtų žinoti apie kiekvieną kurortą, kiekvieną regioną, kuriuose mes siūlome poilsį slidininkams. Taigi pirmasis iš jų yra Kronplacas. Kronplacas, dar kitur pavadinimą galite rasti Plan de Corones. Jame yra apie 190 km trasų. Slidinėjimo zona yra viename dideliame 2275 metrų aukščio kalne. Čia kaip tik ir matote nuotrauką, pats kalno viršus yra nufotografuotas bei labai gražiai atsiverianti panorama nuo jo. Ant kalno yra labai daug mėlynų trasų, jos yra plačios, puikiai tinka mokytis slidinėti, tačiau yra net 5 juodos trasos bei šiek tiek raudonų trasų pažengusiems turistams. Yra keli kilometrai naktinių trasų, kas mėgsta slidinėti vakare, su apšvietimu taip pat tą galima padaryti. Pačios trasos Kronplace yra labai gerai paruoštos, keltuvai išties puikus, nauji, veikia maždaug nuo 8:30 valandos ryte iki 17 valandos vakare. Yra labai daug slidinėjimo mokyklų Kronplace, instruktoriai kalba anglų, vokiečių kalbomis, šiek tiek instruktorių galima rasti kalbančių rusų kalbą. Na, didžiąją dalį trasų Kronplaco kalne, kas beje yra labai reta slidinėjimo kurortuose, aptarnauja praktiškai vien gondolinio tipo keltuvai.
Ir patys keltuvai išties yra modernus, nauji, labai tvarkingi, o snieglentininkams Kronplaco kalne yra įrengtas modernus Plan de Corona sniego parkas. Na, taip pat yra galimybė įsigyti Dolomiti Super Ski pasą ir tuomet Kronplaco svečiai taip pat gali slidinėti net 12 kurortinių zonų, kurios sudaro Dolomiti Super Ski regioną. Taigi vos už 20 km nuo Kronplaco prasideda Altabadijos slėnis, iš kurio irgi galima patekti į Selarondos žiedą. Na, priemoka už galimybę slidinėti visame Dolomiti Super Ski regione yra išties nedidelė. Pavyzdžiui, jeigu aukštojo sezono metu vietinis Kronplaco ski pasas kainuoja 266 eurus, žemuoju sezono metu maždaug 239 eurus, o visas ski pasas, jeigu norima slidinėti visame Dolomiti Super Ski regione, aukštuoju sezono metu kainuoja 287 eurus, žemuoju sezono metu 258 eurus. Taigi matot, kad skirtumas yra nedidelis, vos 21 arba 19 eurų. Taip pat yra taikomas įvairios nuolaidos paaugliams arba senjorams. Į Selarondą, norint vykti slidinėti, galima nuvykti autobusu arba traukiniu per Sant Vigilio miestelį, ten Piccolo keltuvu reikėtų pasikelti. Na, o, kaip jau minėjau, Altabadija, kuria yra patenkama į Selarondą, nuo Kronplaco yra įsikūrusi už 20 km. Beje, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Kronplace ski pasai yra ne plastikinės kortelės, o popierinės, ant kurių yra specialus čipas. Tad šitų plastikinių kortelių nereikia pridedinėti arčiau kontrolės punktuose prie skanavimo aparatų, nes tie čipai nuskaitomi lengviau. Taip pat nėra įmamas depozitas už plastikinę kortelę, kaip kitose regionuose. Na, pavyzdžiui, Pinzolo kurorte už plastikinę kortelę yra įmamas 5 eurų depozitas, ir tas depozitas yra grąžinamas paskutinę dieną, nusileidus nuo kalno ir kasose grąžinus savo ski pasą. Pats pervežimas nuo Veronos oro uosto iki Kronplaco trunka maždaug apie 3 valandas, o aplink šitą didelį Kronplaco kalną yra išsidėstę keli miesteliai. Pats didžiausias iš jų tai yra Brunikas, ko gero galbūt ir aktyviausias miestelis, taip reikėtų sakyti. Brunikė yra įvairių parduotuvių, kavinių, yra barų, keletas diskotekų. Pati žymiausia iš jų yra Kapucina, pavadinimas rašosi Capuzina, galiu užrašyti iš mane jums. Žymiausia diskoteka. Bruniko miestelėje vadinasi Kapucina. Na, pačiame Brunike gyvena maždaug apie 15 000 gyventojų. Yra išlikusi labai graži senamiesčio dalis. Jame yra kelios tokios netgi įspūdingos, sakyčiau, viduramžiškos gatvelės. Ant kalno nuotraukoje kaip tik netgi ir matosi, kad stūkso senovinė pilis. Na, tačiau atkreiptinas dėmesys, kalbant apie Bruniką, yra tas, kad keltuvai keltis į patį Kronplaco kalną yra ne pačiame Bruniko miestelyje, o Riskonėje, kuri yra įsikūrusi už Bruniko už 3,5 km. Aišku, iki Riskonės važiuoja skibusai, susisiekimas yra lengvas. Taip pat kai kurie regiono viešbučiai priklauso turizmo asociacijai ir gauna tokias specialias transporto korteles, tuomet važiuoja iki keltuvo nemokamai. Na, o jeigu viešbutis nepriklausytų tai asociacijai, tuomet autobuso kaina būtų 3 eurai dienai arba 15 eurų savaitį. Tačiau didžioji dauguma viešbučių vis tik tai priklauso tai asociacijai ir siūlo šitą nemokamą keliavimo būdą. Beje, atkreiptinas dėmesys yra dar į tai, kad su šitomis kortelėmis galima nemokamai keliauti ne tik tai skibusais, bet nemokamai naudotis ir traukiniu iki Bolcano miestų, taip pat ir vietiniais autobusais. Taigi tiek apie Bruniko miestą, na, o kągi reikėtų žinoti apie Riskonę. Pačioje Riskonėje, kaip po miestelėje, galbūt yra kiek mažiau veiklos negu Brunike, bet ten yra labai patogu su keltuvais. Riskonėje taip pat yra įsikūrusių après-ski barų, aišku, jie yra daugiausia susitelkę prie pačio kalno.
Prie kalno veikia ir pats populiariausias naktinis klubas, kuris vadinasi K1. Taip pat Riskonėje yra 2 čiuožyklos po atviru dangumi, yra ir rogučių trasa. Kronplaco regione yra daugiau negu 100 km lyguminių slidžių trasų. Ir daugiausia tos trasos lyguminių slidžių yra įsikūrusios būtent Riskonėje. Riskonėje taip pat yra ir miesto baseinas, kuris vadinasi Kron 4 ir į kurį viešbučių svečiai, kurie priklauso tai turizmo asociacijai, gali eiti nemokamai tą miesto baseiną. Tik tai pirčių zona tuomet būtų už papildomą mokestį. Kitiems svečiams, kurie gyvena viešbučiuose, kurie nepriklauso tai turizmo asociacijai, įėjimas į tą miesto baseiną yra 11 eurų, na, o už pirčių zoną yra mokama papildomai. Šitas pirčių ir baseinų kompleksas veikia netgi iki 23 valandos arba žemojo sezono metu iki 22 valandos vakaro, taigi ir paslidinėjus, ir pavakarieniavus galima dar sugalvoti ir ramiai vakarą leisti pirčių ir baseinų zonoje. Na, kalbant apie maisto kainas ant Kronplaco kalno, tai sriuba kainuoja maždaug 7-9 eurus, jeigu rinktis makaronų pastą, tai būtų nuo 9 eurų, jeigu vegetarinė, jeigu paruošti su mėsa, maždaug apie 13 eurų kainuotų, na, o mėsiškas patiekalas maždaug iki 16 eurų. Alaus bokalas apie 5 eurus kainuoja, salotos maždaug apie 6-10 eurų. Kainos nėra mažas, tačiau porcijos ant kalno irgi išties yra didelės. Na, o Kronplaco kalno šone, kairėje pusėje, yra įsikūręs Valdaoros kurortas. Kai kur galite matyti pavadinimą Olangas, Olang. Ir pats Olangas yra skirstomas į viršutinį, vidutinį ir žemutinį. Mūsų viešbučiai yra įsikūrę būtent viršutinėme Olange. Čia taip pat važinėja skibusai ir kai kurie viešbučiai, kuriuose mes siūlome poilsį Valdaoroje, jie gali būti įsikūrę vos 5 minutės kelio skibusų nuo kalno. Ir ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokį privalumą turi šitas kurortas, kad važiuojant skibusu keliamas jau yra kitų keltuvų, būtent iš kitos kalno pusės, ir čia yra kur kas mažesnės eilės prie keltuvų, truputėlį mažiau žmonių. Taip pat geras susisiekimas iš Valdaoros yra su kitais kurortais, galima važiuoti ne tik tai autobusu, bet ir traukiniu, taip pat galima važiuoti ir į Selarondą. Taigi susisiekimas yra geras, nors pats Valdaoros kurortas yra nedidelis, labai ramus kurortas su labai daug gamtos, yra žirgynas įkurtas. Na, kas nori pabėgti nuo tokio miesto šurmulio, kas nori daugiau privatumo, pačioje Valdaoroje šitų dalykų ras. Čia taip pat yra ir keletas parduotuvių, picerija, maisto prekių parduotuvių galima porą rasti, vaikų slidinėjimo mokykla yra. Taigi, na, kas nori tokio ramesnio poilsio, bet visa, kas yra reikalinga turizmo infrastruktūrai, šitame kurorte yra. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kas yra būdinga ne tik tai Kronplaco regionai, bet ko gero yra aplamai visiems itališkiems slidinėjimo kurortams, kad išsiregistravimas išvykimo dieną yra iki 10-11 valandos, o kai kuriuose viešbučiuose gali būti netgi ir iki 9 valandos ryto, o apgyvendinimas prasideda nuo 14 valandos. Jeigu turistai gyvena apartamentuose, tai dažnai gali būti apgyvendinimas ir tik tai nuo 16 valandos. Na, įsivaizduokite situaciją, kad jeigu 11 valandą išvyko kiti svečiai, kurie gyveno apartamentuose, taigi juos dar reikia kruopščiai išvalyti ir sutvarkyti. Tad natūralu, na, tik tai apie 16 valandą gali būti duodamas apartamentų numeris. Ką galėčiau rekomenduoti pamatyti, būnant šitame regione, 40 kelio nuo Bruniko arba Riskonės kurortų Weisenbach kaimelyje yra rogučių trasa, kurią siūlo pasinaudoti Markse General restoranas. Tai yra tokia labai smagi žiemiška pramoga, nes iki restorano pėstute reikia kilti į kalną serpantinų tokiais keliukais net apie 4,5 kilometro. Na, o nuo restorano jau šitą kelią žemyn yra leidžiamasi
rogėmis. Taigi štai tokia labai smagi pramoga, kuri patiks ir slidinėjantiems, ir neslidinėjantiems turistams. Keliaujame į kitą regioną, į Valdifaso slėnį. Pervežimas nuo Veronos oro uosto iki Valdifasos su maždaug 20 minučių sustojimu trunka apie 3–3,5 valandos. Na, o atgal į oro uostą, kadangi mūsų skrydis yra rytinis, eismas yra mažesnis ir labai dažnai sustojimas tas yra nedaromas, tai yra atvažiuojama maždaug per 2 valandas ir 15–20 minučių. Skibusas kainuoja šitame slėnyje 6 eurus savaitai arba 2 eurus dienai. Na, Valdifaso slėniui priklauso Moenos, Vigo di Fasos, Pocos, Campitello, Canazėjaus ir Albos miesteliai. Jie yra įsikūrę nedideliais atstumais vieni nuo kitų, na štai čia galima ir matyti slidinėjimo žemėlapyje. Iš Campitello, Canazėjaus kurortų yra įrengti keltuvai, kuriais galima keliauti į Selarondą, taigi kas nori slidinėti šitoje zonoje, būtų patogiausia gyventi Campitello ir Canazėjaus kurortuose, tačiau įmanoma be abejo susisiekti ir iš kitų kurortų. Na, jeigu lyginti pačius kurortus, tai ko gero Campitellas, Canazėjus būtų labiau pažengusiems slidininkams, Vigo di Fasoje ir Pocoje yra daugiau mėlynų trasų. Alba būtų irgi pažengusiems slidininkams, juose yra labai daug raudonų trasų, sudėtingų nusileidimų. Na, o pats Valdifaso slėnis dar yra žymus netgi 70 km besitęsiančių slidžių maratonu, kuris vadinasi Marcialonga ir kuris čia vyksta kiekvienais metais nuo 1971 metų. Pačiame Valdifasos regione yra net 5 snieglenčių trasos, taip pat yra snowparkai ir apie 70 km lyguminių slidžių trasų. Moena yra pats pirmasis miestelis slėnyje, tačiau važiuojant nuo Veronos pusės. Tačiau mes ten nesiūlome viešbučių, galbūt ir nelabai patogu būtų gyventi Moenoje, nes ten nėra keltuvų. Na, o Viga di Fasa ir Pocos kurortai, jie neturi ribos tarpusavėje, jie yra susijungę kaip vienas ištisas kurortas. Kaip jau minėjau, čia yra daugiau mėlynų trasų, kurios puikiai tinka pradedantiesiems slidininkams. Yra netgi 2 slidinėjimo mokyklos. Kitose Valdifasos slėnio kurortuose yra tik po 1 slidinėjimo mokykla kurorte. Na ir kalbant apie turistus iš Pocos ir Vigo di Fasos, kaip jau minėjau, jie negali tiesiai patekti į Selarondą, reikia važiuoti skibusu apie 20 minučių iki Campitello arba Canazėjaus kurortų. Na, nebent slidininkai yra labai patyrę, tuomet iš Pocos gali sudėtingomis trasomis patekti į Albos kurortą, na, o iš ten pakilti į Canazėjaus slidinėjimo zoną ir iš jos patekti į Selarondą arba Marmolados viršukalnę. Pačioje Pocoje beje yra ir juoda naktinė trasa, kas nori ypatingų įspūdžių. Jeigu lyginti kurortus, Poca yra didesnė, joje yra parduotuvių, kavinių, apreski. Na, o Vigo di Fasa labai ramus kurortas, praktiškai viena pagrindinė gatvė, 1–2 parduotuvės. Ir norint nuo Vigo di Fasa nuvykti iki Campitello arba Canazėjaus kurortų, reikėtų vykti su skibusu su persėdimu Pocoje. Arba keltuvu iš Vigo pasikelti ir nusileisti trasomis į Pocą ir iš ten jau vykti skibusu. Jeigu eiti nuo Vigo di Fasa kurorto iki Pocos, tai pėstute su normaliais batais turiu omeny, nes slidininko batais užtruktų maždaug apie kokių 15 minučių. Dar vienas privalumas Pocoje, tai yra 2017 metais atnaujintas ir atidarytas terminis spa kompleksas Cusi Terme Dolomiti. Jis yra puikiai pritaikytas slidininkams, nes labai daug dėmesio yra skiriama raumenų relaksacijai. Įėjimo kaina į šį terminį kompleksą yra 45 eurai asmeniui arba 52 eurai, jeigu tai yra savaitgalio diena. Į šitą kainą taip pat yra įskaičiuoti vakare ir užkandžiai, ir vynas, kuris yra tiekiamas terminėme komplekse. Pačiame komplekse yra lauko baseinas, baseinai su šaltu, su karštu vandeniu, baseinas, kur karštas vanduo šąla, taip pat įvairiausios pirtis, kaskados.
Taigi jaukus, naujai atsidaręs ir drąsiai rekomenduotinas kompleksas. Na, o sekantis miestelis esantis Valdifaso slėnyje, tai yra Kampitelas. Kampitelas yra jaukus, įsikūręs prie tokios didelės kalnų olos. Kampitelo miestelėje galite rasti suvenyrų, taip pat maisto prekių parduotuvių, slidinėjimo drabužių parduotuvių, galite rasti keletą barų, pubą, tačiau iš esmės jisai yra toks truputėlį ramesnis, tokio aktyvaus naktinio gyvenimo galbūt ir nelabai bus, jisai daugiausiai yra susitelkęs Kanacėjaus kurorte. Tačiau po kurortą važinėja skibusai, į aplinkinius kurortus nuvykti yra labai paprasta, tačiau ne visada reikia, kadangi Kampitelo kurortas turi savo didelį tokį vagonėlio tipo keltuvą, keliantį per miškingąją dalį. Taip pat, kiek teko matyti, Kampitelo kurorte yra galimas ir parasparnių sportas, greičiausiai yra leidžiamas nuo tos didelės olos, prie kurios yra įsikūręs prie to didžiulio kalno Kampitelas. Išsinuomoti slides Kampitelo kurorte, tokį paprasčiausią rinkinį, slidės batai lazdos, savaitė kainuotų nuo 60 eurų, šalmas kainuoja 3 eurai dienai. Taigi Kampitelo kurortą galima siūlyti pažengusiems slidininkams, ir tiem, kam užtenka turėti šiek tiek naktinio gyvenimo. Sekantis kurortas tai yra Kanacėjus, jisai yra aktyvesnis negu Kampitelas, ko gero pats aktyviausias, reikėtų sakyti taip, slėnio kurortas. Čia jau yra gausų apreski barų, taip pat pubų, diskotekų, yra kino teatras, vandens pramogų parkas, bet aš jį labiau vadinčiau miesto baseinu, kadangi vandens kalnelis yra tik tai vienas. Tiesa, pračiuožus tuo vandens kalneliu yra fiksuojamas laikas, per kiek nučiuoži, tad galima pagerinti savo rekordą, visos dienos lankytojų rekordą, arba aplamai komplekso rekordą. Taip pat tame baseinų komplekse yra ir pirčių zona, į kurią irgi galima atskirai eiti. Kaip jau kalbėjome apie Kron 4 pirčių tokią zoną, jinai irgi yra už papildomą mokestį. Baseinai viena kaina, pirčių zona kita kaina. Tai čia irgi lygiai taip pat, jeigu eini tik tai į baseiną, moki vieną kainą, o už pirčių zoną yra papildoma priemoka. Pačiame Kanacėjaus miestelėje yra maisto prekių, slidinėjimo drabužių parduotuvių. Jeigu eiti pėstute tarp Kampitelo ir Kanacėjaus, galima pasivaikščiojant palei upę ateiti, kaip tik yra geras kelias, užtruktų maždaug apie 30-40 minučių pėstute, o jeigu važiuoti automobiliu arba autobusu, tai vos keletą minučių. Kanacėjuje išsinuomoti pačias paprasčiausias slides, batus ir lazdas kainuotų jau nuo 80 eurų. Jisai yra truputėlį brangesnis lyginant su Kampitelu. Šalmas irgi tiek pat kainuoja 3 eurus dienai. Beje, Kanacėjaus mieste veikia vietinė ligoninė, kituose kurortuose daugiau privačios klinikos. Privačiose klinikose koks yra skirtumas, kad ES ligonių kasų draudimo kortelės neužtenka, būtinai reikia turėti ir draudimą. Ir turint draudimą tokioje ligoninėje privačioje mokėti nereikia. Taigi pats Kanacėjaus kurortas yra tinkamas pažengusiems slidininkams, taip pat jaunimui ir aktyviam naktiniam gyvenimui. Matau, kad Jolanta klausia, šalmas 3 eurai yra dienai. Taip, dienai, 80 eurų kainuotų visai savaitę išsinuomoti slides, batus ir lazdas. Ir paskutinis šios slėnio miestelis, tai yra Alba, jis ir yra paskutinis važiuojant nuo Veronos pusės. Albos kurorte yra netgi 2 keltuvai, vienu galima vykti link Selarondos, o kitu į Čempachį viršukalnę. Čempachį viršukalnę būtų tinkama ir patyrusiems slidininkams, nes yra tik tai raudonos ir juodos trasos toje vietoje. Aplamai Albos kurortas rekomenduotinas, ko gero, tik tai tikriems slidininkams, nes pačiame miestelėje nelabai yra kokio veiksmo, yra tik tai viena parduotuvė, pora barų, tačiau nuo Albos iki pačio aktyviausio slėnio
kurorto miestelio iki Kanasėjaus pėstute būtų vos 15 minučių. Jeigu vykti taksi iki Kanasėjaus, nors kelionė užtruktų vos kelias minutės, kainuotų apie 20 eurų, nes toks yra minimumas taksi ir ko gero iš vis taksi nėra labai populiaru. Na, o pavyzdžiui, jeigu slidininkai nespėtų nusileisti nuo kalno ir turėtų leistis paskutiniu keltuvu kažkurioje kitoje kalno pusėje, na, pavyzdžiui, Arabos kurorte, tai nuo Arabos kurorto iki Albos grįžti kainuotų net apie 120 eurų. Beje, kalbant apie Albą, tai yra, ko gero, vienintelis slėnio kurortas, kur galima išsinuomoti automobilį, tačiau tai nėra labai populiaru, kadangi yra įmamas labai didelis depozitas ir nuomos kaina, na, sakykime, gali būti maždaug apie 80 eurų dienai, plus yra įmamas net 600 eurų depozitas. Kadangi keliuose yra labai daug video registratorių, tad depozitą atiduoda tik tai po kelių mėnesių, kai įsitikina, kad, na, neateis baudos už greičio viršijimą arba kitus pažeidimus. Keliai taip pat yra mokami. Tai Alba rimtiems slidininkams, ramiam poilsiui, kadangi veiksmų nelabai yra, arba tiems turistams, kurie galėtų 15-20 minutėlių pėstute nueiti iki Kanasėjaus pramogų. Matau, kad komentuoja dėl Kanasėjaus, kas parašyta kataloge. Na, tik ką grįžome iš infotūro, išbandėme patys tas trasas, tai galėčiau pasakyti, kad iš tiesų patyrę slidininkai ten tikrai taip pat turės ką veikti. Na, o jeigu norima tų mėlynų, paprastesnių trasų, tai jų yra daugiau susitelkę Vigo di Fasa ir Pocos kurortas. Kuo yra žymus dar Val di Fasos slėnis? Val di Fasoje yra įsikūrę tokia tautinė mažuma, jie yra vadinami ladinais ir Vigo di Fasos kurorte yra įkurtas tų ladinų muziejus. Ladinai turi savo kalbą, turi savo radiją, televiziją, jie gyvena pačioje Val di Fasoje, Val Gardenoje, na, maždaug apie Val di Fasos apie 4% nuolatinių gyventojų. Ir Val di Fasos slėnyje vyksta labai gražus ladinų karnavalas, kuris vyksta vasario pabaigoje, o 2017 metais, šiais metais, tas karnavalas vyks vasario 27 dieną. Jisai simbolizuoja mūsų užgavėnes. Taigi, ladinų vyrai pasipuošia šventėje ypatingai, su ilgais tokiais raudonais konusais, na štai taip, kai matote nuotraukoje, išpuoštais gėlėmis, įvairiausiais pasidabina auskarais, karoliais, na, būna netgi pasikabina didžiulius tokius varpus. Moteriškės atrodo tik tai gražiai, na, santūriai gražiai turbūt prieš ladinų vyrus. Ir šitas karnavalas vyksta visame Val di Fasos slėnyje, bet daugiausiai įvairiausių pramogų būna Kampitelo ir Kanasėjaus kurortuose. Taigi turistai dar turi galimybę, jeigu įsigys kelionę vasario 25 dienai, pamatyti ir štai šį karnavalą. Ką dar galėčiau rekomenduoti atostogaujant Val di Fasoje, na, arba netgi ir tam pačiam Kronplace, tai aplankyti Bolcano miesto, kuris nuo Val di Fasos yra nutolęs vos 50 km, na, o nuo Kronplaco kurortų, man regis, kad ir dar mažiau kilometrų būtų iki Bolcano miesto. Tai yra miestas su labai gražių senamiesčių, daugybė jaukių kavinaičių, taip pat parduotuvių alėja. Taigi rekomenduoju nuvykti, išbandyti, pasivaikščioti, kai ko paragauti arba kai ko įsigyti geromis kainomis. Taigi tiek apie Val di Fasos slėnį, na, o kągi reikėtų žinoti apie Val Gardeną. Val Gardena yra mažiau populiari tarp mūsų turistų negu Val di Fasos slėnis dėl aukštesnių viešbučių kainų, tačiau čia trasos yra gerai paruoštos irgi, ilgos, taip pat įvairaus sudėtingumo. Daugiausia Val Gardenoje, ko gero, yra raudonų trasų, tačiau yra taip pat gausų ir mėlynų trasų ir dar ir koks ketvirtis, gal dar mažesnis juodų trasų. Kas yra būdinga Val Gardenai, kad daugelis trasų nusileidžia iki pat kurortinių miestelių. Jeigu lyginti naktinį gyvenimą, Val Gardenoje naktinis gyvenimas yra dar aktyvesnis negu kad Val di Fasos slėnyje. Čia yra daug restoranų, barų, taip pat diskotekų, madingų parduotuvėlių. Na, o ko gero Val Gardeną galima būtų vadinti ir pasaulinio pripažinimo sulaukusią slidinėjimo zoną, todėl kad 1970 metais čia buvo surengtas
pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas ir po šito čempionato čia kasmet yra organizuojama daugybė įvairiausių svarbių tarptautinių varžybų. Tad nenuostabu, kad viešbučiai Valgardenoje yra kur kas brangesni ir esant svarbioms varžyboms jie netgi ir užsipildo iš anksto. Valgardenoje yra galimas apgyvendinimas keliose kurortiniuose miesteliuose. Vienas iš jų tai yra Ortizėjus. Ortizėjuje yra šiek tiek naktinio gyvenimo, čia yra išlikę senoviniai pastatai, taip pat labai graži yra jų centrinė miesto dalis, yra lyguminių slidžių trasa, veikia dengtas miesto baseinas su pirtimis. Kitas miestelis Valgardeno slėnyje tai yra Šventa Kristina. Ji yra pats slėnio centras. Šventa Kristina yra rami, taip pat turi gražų išlikusi senamiestį, išties puikios trasos Šventoje Kristinoje. Čia nuo 1974 metų kasmet vyksta greitojo nusileidimo čempionato pasaulio taurės tam tikri etapai. Taigi trasos išties gerai paruoštos, tuo net nereikėtų abejoti. Kam galima būtų siūlyti Šventą Kristiną? Be abejo, tikriems slidininkams, kurie nori truputėlį įvairesnių, įdomesnių trasų ir jiems nereikia kažkokių tai ypatingų pramogų vakarais. Ir trečiasis Valgardeno slėnio miestelis tai yra Selva. Selva tai yra pats didžiausias ir aktyviausias slėnio miestelis. Jame verda naktinis gyvenimas, čia yra susitelkę populiariausios diskotekos, taip pat apreski barai įvairiausi. Beje, yra daug viešbučių, iki pat viešbučio galima nusileisti slidėmis. Slidinėjimo terminais tai yra vadinami viešbučiai ski-in, arba jeigu galima nuo viešbučio leisti žemyn iki keltuvo apačios, tai vadinasi ski-out. Jeigu važiuoti automobiliu arba autobusu, nuo Valdifaso slėnio iki Valgardenos kelionė užtruktų net iki 1,5 valandos, o trasomis nuo vieno regiono iki kito galima nučiuožti vos maždaug per 30-40 minučių. Pats pervežimas nuo Veronos oro uosto iki Valgardenos su 20 minučių sustojimu trunka iki 3,5 valandų, o atgal lygiai taip pat kaip ir iš Valdifasos, kadangi yra atvažiuojama greičiau, užtrunkama maždaug 2,5 valandos. Taigi tiek apie Valgardenos regioną ir keliaujame į Dolomiti di Brenta. Dolomiti di Brenta trasos ko gero yra paruoštos įvairių lygių slidininkams. 1998 metais čia vyko snieglenčių pasaulio čempionatas, tad specialių trasų ir parkų snieglentininkams yra ir šiandieną. Su vienu pasu superskirama galima slidinėti visose šito regiono slidinėjimo zonose arba galima įsigyti atskirą pasą tik tai tam tikram kurortui. Šitame regione yra sumontuota moderni dirbtinio sniego įranga ir be to slidinėjimo trasos yra įrengtos didelėme aukštyje. Pavyzdžiui, Madonna di Campilio trasos yra iki 2,5 tūkstančio metrų aukštyje. Kokiegi yra patys populiariausi kurortai, kuriuose siūlome poilsį šitame regione? Vienas iš jų tai yra Pinzolo miestelis. Pervežimas iki jo nuo Veronos oro uosto trunka maždaug 2 valandas 10 minučių, gal iki 2,5 valandos su trumpu sustojimu. Tai yra kurortas įsikūręs Adamelo Brenta gamtos parke, kuris siūlo apgyvendinimą geromis kainomis. Pačiame Pinzolo kurorte yra suvenyrų, maisto prekių parduotuvių, taip pat yra keli barai, tačiau naktinis gyvenimas Pinzolo nėra aktyvus. Skibuso kaina vienai dienai yra 2 eurai arba savaitei kainuoja 10 eurų. Jie visada yra už papildomą mokestį. Skibuso bilietus galima nusipirkti net ir viešbučių registratūrose. Kadangi Pinzolo ir Madonna di Campilio slidinėjimo kurortų keltuvai yra sujungti, tai praktiškai slidininkai labai retai kada važinėjasi skibusais tarp šių kurortų, dažniausiai perčiuožia per trasas. Atkreipimas dėmesys tik tai į tai, kad keliantis iš Pinzolo į Madonna di Campilio kurortą yra persikeliama arba keltuvais reikėtų pasikelti ir nusileisti, arba nusileisti raudona trasa.
Pačioje Pinzolo slidinėjimo zonoje yra daug mėlynų trasų, kurie tinka pradedantiesiems. Yra ir tokių lengvesnių raudonų trasų. Taip pat slidinėjimo mokykla Pinzolo kurorte yra įsikūrusi ne apačioje, o jau ant kalno. Taigi tas yra labai patogu, todėl kad yra lengvučių tokių mėlynų trasų, kuriomis iš karto galima ir bandyti čiuožti ant kalno. Tačiau Pinzolo kalne yra ir sudėtingesnių tokių nusileidimų ir sudėtingesnių raudonų trasų, taip pat juodų trasų atkarpų. Keltuvai, jeigu lyginti su kitais regionais, sakyčiau, kad senoki pačiame Pinzolo, daugumoje iš jų jie yra krėsliniai ir vos vienas kitas tik tai turi specialų skydą nuo vėjo ir sniego. Jeigu važiuoti taksi iš Pinzolo į Madona di Campiglio, 4 asmenim kainuotų maždaug apie 40 eurų į vieną pusę. Pinzolo keltuvai veikia maždaug nuo 8:30 valandos ryte iki 16:30 valandos vakare. Taigi 2011 metais Pinzolo slidinėjimo zona buvo sujungta su Madona di Campiglio slidinėjimo zona, tad šitą kurortą drąsiai galima siūlyti mėgstantiems daug slidinėti, tačiau norintiems apgyvendinimą gauti už gerą kainą. Na ir važiuojant nuo Pinzolo kurorto link Madona di Campiglio pakeliui, pervažiavus upelį nuo Pinzolo, yra toksai sekantis kaimelis, kuris vadinasi Carizolo. Jame yra populiarus apreski baras, kuris vadinasi Euforija, taip pat pizzerija, galima surasti porą restoranėlių. Na, o nuo Carizolo iki Madona di Campiglio jau reikia tik tai pakilti į kalną, 12 km lieka ir kelionė užtrunka maždaug apie 20 minučių. Taigi, Carizole gyvenantis turistai, jie dažniausiai naudojasi Pinzolo slidinėjimo zoną, na, arba gali skibusu važiuoti iki Madona di Campiglio. Ir šis prestižinis kurortas, regiono sostinė tituluojamas, puikiai tinkantis ir VIP klasės turistams, įkurtas gražiame Valrendenas slėnyje. Daugelį metų, ko gero, yra išrenkamas geriausių Italijos slidinėjimo kurortų. Pats pervežimas iki Madona di Campiglio užtrunka maždaug apie 2,5–3 valandos, jeigu jis yra daromas su trumpu sustojimu. Pats Madona di Campiglio kurortas yra įsikūręs tarp 2 kalnų masyvų, tai yra Presanello ir Dolomiti di Brenta. Jis yra įsikūręs Adamelo Brenta gamtos parko teritorijoje, taigi peizažai aplinkui yra labai gražus. Kurorte yra tvarkingas gražus centras su parduotuvėmis, kavinaitėmis, barais, pėsčiųjų zona. Populiariausias vietinės virtuvės restoranas Madona di Campiglio kurorte vadinasi Leroy. Leroy pavadinimas. Na, o populiariausia diskoteka kurorte yra Piano 54. Jis yra pačiame centre, pėsčiųjų zonoje. Kurorte taip pat veikia ledo čiuožykla, aplink tą čiuožyklą yra vykdomas ir mašinų ralis ant ledo, kas nori tą išbandyti. Taip pat yra dengtos teniso aikštelės, jodinėjimo, fitneso klubai, yra galimybė pasivažinėti šunų kinkiniais arba pasklandyti virš Dolomitinių Alpių. Na, pačiame Madona di Campiglio kurorte veikia slidinėjimo mokykla, kuri vadinasi K2 ir joje berods ar net ne visi instruktoriai kalba lietuviškai. Kad kalba lietuviškai, tai tikrai, bet man atrodo, kad netgi ir visi instruktoriai toje mokykloje kalba lietuviškai. Tad jeigu turite tokių turistų, kurie nori mokytis slidinėti kalnuose, bet turi kalbos barjerą, na, jokių kitų kalbų, tuomet siųskite juos į Madona di Campiglio kurortą, ten yra lietuviškai kalbančių instruktorių. Trasos Madona di Campiglio kurorte tinka įvairaus pasirengimo slidininkams ir pradedantiesiems ir pažengusiems slidininkams. Trasos yra labai gerai paruoštos, keltuvai pačiame Madona di Campiglio yra labai geri. Trasose ant kalno netgi galima pamatyti kartais grojant gyvą muziką pačiose trasose. Taip pat kurorte yra ir lyguminės trasos, yra naktinė trasa. Šitą kurortą mėgsta ir snieglentininkai. Čia jiems yra įrengti net keli sniego parkai. Taip pat verda ir aktyvus linksmybių, apreski gyvenimas.
Na, slidinėjimo zonos Pinzola, Madona di Campiglio, taip pat galima nusileisti Folgorida, Marileva, jos yra tarpusavyje sujungtos keltuvais ir apima iš viso net apie 150 km trasų. Jeigu pirkti skipasą skiarėje, tuomet visose šitose zonose galima slidinėti. Taigi Madona di Campiglio aš rekomenduočiau tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems slidininkams, vipiniams klientams, norintiems tokio aktyvaus laisvalaikio žmonėms, ir poroms, ir šeimoms su vaikais galima siūlyti, ir jaunimui norintiems naktinių pramogų, be abejo snieglentininkams. Taip pat galima siūlyti ir keliautojams, kadangi iš Madona di Campiglio, iš Pinzolo kurortų labai lengvai galima pasiekti Veneciją arba Milano miestą, tą patį Veronos miestą. Na, taigi tiek apie Madona di Campiglio, o šiek tiek aukščiau virš Madona di Campiglio yra įsikūręs nedidelis Campo Carlo Magno kurortas, ten taip pat siūlome viešbučių. Kurortas yra visai nedidukas, joje yra vaikų slidinėjimo mokyklėlė, jisai turi savo keltuvą Groste, taip pat yra viešbučių, kurie yra ski in ski out, tai reiškia, kad iš trasos galima nusileisti iki pačio viešbučio. Ir Campo Carlo Magno kurortas savo trasomis susijungia su Madona di Campiglio. Taigi tiek šiandieną kurortų, na, aš trumpai norėčiau Jums priminti, kad skrydžių į Italiją su Small Planet Airlines metu kiekvienas keleivis, kuris yra vyresnis negu 2 metai, gali nemokamai vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro slidės batai ir lasdos arba snieglentininko batai ir snieglentė. Taigi, kūdikiams slidinėjimo inventorius negalimas, nors iš ties kalnuose matėme ir labai mažyčių vaikų slidinėjančių. Na, maksimalus svoris jūsų sportinio bagažo ir lagamino neturi viršyti 32 kg. Na, o perkantiems tik tai aviabilietą, sportinio inventoriaus gabenimas yra už papildomą mokestį ir tokiu atveju yra on request, kadangi pirmenybė yra teikiama perkantiems pilną kelionių paketą, taigi norėdami pirkti aviabilietą turėtume pasitikslinti aviaskyriaus, ar tikrai galėsite pridėti slidinėjimo inventorių. Kaina į vieną pusę yra 20 eurų. Taigi šiandieną tiek kurortų, džiugu su Jumis pasidalinti naujienomis, ką tik pargabentomis iš Infoturo. Aš Jums linkiu rytoj gražios šventės. Ir susitiksime kitą savaitę, kai kalbėsime apie Italijos kurortuose, slidinėjimo kurortuose įsikūrusius viešbučius. Taigi, gražaus Jums trečiadienio ir iki kitos savaitės.